Atlikome vyriausybės projekto naujos kartos bausmių vykdymo įstaigos įgyvendinimo vertinimą. Jo metu Teisingumo ministerijai ir Lietuvos kalėjimų tarnybai teikėme pastebėjimus, kaip užtikrinti, kad bausmių vykdymo sistemos pokyčiai būtų įgyvendinami nuosekliai ir laiku. Per pastaruosius 4 metus nuteistųjų skaičius mažėja, tačiau atkreipiame dėmesį, kad beveik 2/3 asmenų bausmę atlieka ne pirmą kartą. Visose laisvės atėmimo vietose trūksta 20% darbuotojų, o pakankamas darbuotojų skaičius svarbus tiek saugios aplinkos įkalinimo vietose užtikrinimui, tiek veiksmingam resocializacijos procesui. Iki 2030 metų turėtų atsirasti 20 pusiaukelės namų. Jų tikslas – palengvinti bausmę baigiančių nuteistųjų integraciją į visuomenę. Šiuo metu jau įsteigti 8. Tačiau jų plėtra nenumatyta. Nėra aišku, kas finansuos ir kur bus teigiami likusieji pusiaukelės namai. Modernizuotų laisvės atėmimo vietų dalis didėja, tačiau 2 kalėjimų planuotų pastatyti iki 2030 metų statyba nepradėta. Fiksuojama, kad 6 kalėjimuose daugiau nei pusė nuteistųjų turi mažesnį nei Europos tarybos kovos su kankinimu komiteto rekomenduojama minimalų 4 kvadratinių metrų gyvenamą plotą.